Ir dabar į sceną kviečiu Kristoforą Vaidutį. Labas vakaras, Vilniau. Wow. Sveiki. Padarykit triukšmą tie, kas švęs per Putino laidotuvės. Jūs ramus sėdit. Atkauda prišly. Aš nelaukiu, kada Putinas mirs, nes aš nepakelsiu to pachmo. Aš dabar taupau naujam būstui. Aš viską į svaigalus investuosiu. Kaip Dievą myliu, aš jau tokį planą nusipiešęs, kad paimsim limuziną su komikais, daug svaigalų, degtinės, ukrainiečių, žmonių, ukrainiečių. Atsimenat, vaikystėje būdavo tokios apyrankės iš saldiniukų. Aš iš ratų karolius pasidarysiu. Pamirškit Ghost of Kiev, prieš jūs būsimas Vilniaus vaiduoklis. Greičiausiai per parą žlugė žmogus, kur... Taip atrodysiu iš ryto, kitą dieną jau Vilniaus gatvėje su to Tysonu, kur čia tatuiruotę pasidaręs, klijų suostysi. Mirė! Puikiai proga. Dar viena puikiai proga buvo, iš tikrųjų kelios progos, aš prieš porą savaičių lankiau senelius, buvo Velykos, o kita proga buvo jau 60 metų, kaip jie susituokė. Ir kas blogiausia, senelis laimingesnis buvo, kai kiaušus mušė, o ne kai kėlėm čerkaužio amžiną meilę. Suvažiavo visa šeima, vaikaičiai, anūkai, ten pridovanoja gėlių, dovanų. Senelis nepatenkintas sėdi. Ir pusbrolio žmona klausia, sako, seneli, kokie yra jūsų ta laimingų santykių paslaptis? Aš galiu papasakot. Visą gyvenimą miegot atskiruose lovose. Visą gyvenimą gyvent atskiruose kambariuose ir visą gyvenimą pyktis. Aš kiek atsimenu, mano seneliai visą gyvenimą pykstasi, nes mano senelis praktiškai kurčias yra, girdi tik su viena ausimi ir klausos aparatu. Bet kaip jis pats sako, jam yra labai patogu, kad jis negirdi, kaip baba nusišneka. Aš pas jūs atvažiuoju, šiučius kaip per 24 valandas vedėja tą, kur atsisėdu ant sofos ir vieną pusę reikia išklausyti babą ten, senelis indų neplauna su batais miego lovoj, neklauso manęs, blet, jis negirdi. Ko tu tikės? Senelis, babos maistas nebevalgamas, nebeįkandų blynų. Seneli, dantys įsidėk dantis. Ir negaliu nei vienos, nei kitos pusės palaikyti, nes testamentas dar neparašytas. Bet man labai patinka, kaip senelis sprendžia konfliktus. Jisai taip ramiai klauso, kai baba jam knisa protas. Baba ten putojas, raudona, ten vėl ten su batais, vėl tu su batais. Senelis taip, lėtai iškelia ranką, taip pist atjungia klausos aparatą. Viskas. Jis ką tik laimėjo konfliktą. Jis MC Betlę užvartė ožo ir pametė mikrofoną. Žiauriai nerimtas. Jie prie mūsų šventinio stalo sugebėjo susipykti dėl to, kam Sibirė sunkiau buvo. Senelis jau taip gerai konjako padarė, žiūri baba, kelintais tave trėmė? 49 prie Baikalo, čia kurortas. Mūsų 41 metais už poliarinio rato, aš 13 metų be dantų buvau. Senelį, ne tą vietą, kur raumenis rodyti reikia. Po to turėjome eiti į bažnyčią. Mišios buvo užpirktos už jų amžiną meilę. Senelį baldau paltą vilktis į mūstas, neįsiu. Dėkis paltą, mane šalta, aš Sibirė augęs. Senelį, Nėra jisai tikinti žmogus labai, bet jam šiaip ne taip atsisėdama tos paskutinės tos eiliai, tam tos laktos. Ir žiūriu, senelis taip priklaupęs, vėl tiesia ranką, gal blemba, žiegnosis, pirmą kartą gyvenime. Ne, atjungia klausos aparatą. Po to sėdi vitražų, žiūri, kas jo gal... Geras. Jo, jisai ant tiek suvaikės, jo vardas Vaidutis yra. Tai koks vardas toks ir žmogus. Aš atvažiuoju prieš porą savaičių pas juos, senelis žaidžia šiltą šaltą su baba. Ir baba susinerinus ieško visur, nes šalta. Sakau, ko ieškom, seneli? Baba dantų ieško.
Paslėpė, ble. Jie gyvena 100 kvadratų bute, dviese. Milžiniškas butas. Ir mes jos vis bandom su šeima įkalbinti, kad kraustytųsi į mažesnį ir ne dėl to, kad mokesčiai pabrango, baba dažnai pasiklysta. Aš irgi, blemba, prieš kelias dienas atvažiuoju, įeinu, senelis, aišku, lovoje su batais knygą skaito. Sakau, o kur baba? Nieko nežinau, negirdėjau. Įeinu pas babą į kambarį, nėra. Aš toks, baba? Ir iš to toks, baba? Lemba, niekur nėra, aš kaip Indiana Jonesas palei sienas, palei garsą. O artėju, prie tamsaus kambariuko atidarau, babos kojas paltais užsivertus guli kaip krabas. Baba, kas pasiklydau. Senelį girdėjai, ką nors? Ne, nieko negirdėjau. Jo, jisai gąsdino babą, pasislėpė tam bute iš kampu, išlenda. Jisai vieną vakarą baba jau ruošės miegot, jisai palindo po lovą ir kai baba sėdo stvėrė iš kojos. Babai 85 metai. Aš nelabai suprantu, čia prikolas ar jau pasikėsinimas nužudyti. Jo. Geris dabar nustatė, kad babai depresija, aš suprantu kodėl. Jo, geri santykiai skirtingai nei mano, kurių nėra. Man 31 metai, aš bandžiau Tinderį ieškoti savo antros pusės, vienmetės. Kai tau 31 metai, aš jaučiuosi kaip tas ukrainiečių karys, matėt per žinias, kur rodo eina ukrainiečių karys per sunaikintą koloną priešų. Tokių parūdijus technika, tik tai niekam nereikalinga. Nu, bet iš kelių sudėjus dar kažką gal prikeltume antram gyvenimui. Su traktoriu nutemt. Tai pradėjau su jaunesniems susitikinėt. 20-21 metų. Faina, turim daug ką bendro, aš irgi filmukus mėgstu savaitgaliais pažiūrėt. Paveipint. Su TikToku supažindino. Jo, buvau su viena pasivaikščioti, Sandra, labai, labai miela mergina. Jinai man sako, tą naktį, kai prasidėjo karas, aš Putiną sapnavau. Čia greičiausiai buvo ženklas. Blet, Sandra, man atrodo, šis ženklas, kad pirmą ir paskutinį kartą matomės. Ir aš, pavyzdžiui, aš labai prastai sakau komplimentus. Nu, tikrai. Bet, nežinau, kaip jūs, merginos, kartą Sandra sako, tu iš nuotraukų toks jaukus atrodai. Kas aš tau, kilimas, blet? Sako, aš čia žiūrėjau filmuką, iš Frozen tu man Hansą labai primeni. Kur aš nežinau, bet šudinai skamba bet kuriuo atveju. Sako, tu kai šypsaisi, tau prie akių labai gražios tokios juoko raukšlės. Sandra, blet, čia raukšlės. Čia tiesiog raukšlės. Jo. Ir buvau pasilinksminti prieš kelias savaitės klube, vienas nuvariau ir ką aš pastebėjau per savo 31 gyvenimo metus, kad aš klube dažniausiai būnu aukščiausias bičas, bet prie manęs prieina tik tai žemiausia ir pati girčiausia pana. Kur aš ten šoku, gerai, nešoku, man iš šono vieną dieną parodė draugai, filmavo, kaip aš šoku, aš atrodo kaip žmogus bandantis laužą užgesinti, kur... Nuoruka, blet. Žodžiu, judu ten šokio aikštelė, kažkas beldžia į nugarą, aš atsisku, nieko nėra. Dar, aš čia, ai. Va, soliukė, lava. Ir jinai agresyviai iš karto, ką tu koks nori su tam leis laiką? Aš nežinau, vienas gerai leidžia laiką, pakankamai linksmai. Ir jinai agresyviai iš karto, pydaras tu. Kodėl pydaras? Gal aš turėjau labai sunkią darbo savaitę, atėjau čia išsišokti, savo emocijų išlieti. Gal aš tikiuosi čia sutikti savo vienintelę gyvenimo meilę, kuri bus lyg vėjas po mano sparnu. Gal pydaras. Bet ką aš noriu iš to pasakyti, kad alkoholis prideda drąsos, komunikabilumo, bet tik ne ūgio. Kur niekad nebus taip, kad atsikeli anksti ryte, po audringos nakties kažkas guli šalia,
pakeli kalą ir taip, eik tu nahui. Vakar aukštesnė buvo. Ne. Tai man draugai sako, kai sužinojo, kad aš su jaunesnėm merginom susitikinėjau, sako, čia žiauriai kietai seni. Užsiauginsi? Užsiauginsi. Ką aš galiu užsiauginti, kai mane augino telikas ir senelis Vaidutis? Monstrą. Jo, bet grįžtam prie jaukumo, tai jaukaus vakaro jums, ačiū labai.